Ukrainiečių karių iš fronto perduota vėliava iki Vilniaus nešantys bėgikai taip pat ragina sostinės gyventojus kelti dvispalves. Bėgikai pabrėžia, kad joks atstumas nėra sudėtingas, jeigu bent truputį prisidedi prie garbingo tikslo. Ši linija žymi 1000 kilometrų, kurį įveikė bėgikai nuo Kijevo. Jie sako, kad nešant Ukrainos žinią, jiems tai primena pirmąją maratono istoriją, kai Filipidas atbėgo į Atėnus pranešti apie graikų pergalę. Saulė šviečiant ir širšių aukų daugiau, o jų širšės nesirenka. Alergiškiams žmonėms po įkėlimo patartina skubiai kreiptis į medikus. Rugpjūtis ir rugsėjo pradžia širšėms yra aktyviausia. Šiemet iškvietimų kur kas daugiau. Natūraliai dauguma Lietuvos širšių gyvena medžių uoksuose. Lizdus daro uoksuose, o tų uoksų nelabai likę, nes sanitarinių kirtimų metu jos tokie medžiai yra iškertami. Tai kaip ir paukščiams mes kabinam lizdus, tai širšės irgi apsigyvena arba lizduose, arba apsigyvena mūsų pastatuose. Tai rezultatas tas, kad dabar miške tų širšių yra mažiau negu mūsų gyvenvietėse. Tėvelis veikianti gamykla Lifosa jau šiuo metu rudenį bus konservuojama, kitaip tariant stabdys veiklą ir tai automatiškai reiškia, kad darbuotojai lieka tam tikroje, bent jau kol kas nežinoje. Įvedus sankcijas Lietuvoje iš tikrųjų ir paskyrus laikinosios administratorius Lifosai, o jų jau yra trečias, jeigu taip sakytume nuo pat pradžios skaičiuojant, tai iš tikrųjų teko bendrauti ir su tais administratoriais laikinaisiais, ir su Lifosos vadovybė, ir tas betarpiškas toksai bendravimas buvo. Taip kaip aš galėčiau pasakyti, kad aš irgi tik prieš gerą valandą jie buvo užkluptas tokios nelabai smagios žinios. Iš tikrųjų viskas tai yra blogai iš tikrųjų mūsų miestui, žinant, kad šitoje įmonėje dirbo virš 900 žmonių. Na, kai kurie dirbo ir šeimomis, ir ne vieną dešimtmetį, sakykime, tai jeigu žiūrint iš piniginės pusės, turbūt aš ją dėčiau galbūt ne į antrą vietą, iš tikrųjų, nes pirmiausia, tai ne tai turbūt aktualu, kad virš 500 milijonų tiesioginių mokesčių šitą įmonę sumokėdavo į mūsų savivaldybės biudžetą, jau aš neskaičiuoju, kad virš apie 30 milijonų, virš 30 milijonų sumokėdavo aplamai mokesčių į valstybės biudžetą, bet aš neku apie tai, kad tai paliečia mūsų krašto gyventojus, kurie, na, kaip pasakyta, šiandien dienai, kaip jau ir keletą kartų buvo, aš kaip sakydavau, jiems slysta gyvenimas iš po kojų, nes yra žmonės paėmė ir paskolas, pirkė namus, pirkė butus, dirba šeimomis ir jau ne vieną kartą buvo stabdyta šitą įmonę, dabar jau gaunasi, kad jinai stabdoma daug ilgesniam laikui, nes užkonservavimas tai puikiai suprantame, ką tai reiškia. Kitaip tariant, nebuvo galimybė išsaugoti šią įmonę veikiančią. Na, kaip čia dabar geriau taip įsiterpus, jeigu pats yra profsąjungos pirmininkas Kęstas, tai gal jis geriau pasakyti, nes kaip šnekama, kad Belgijoje, jeigu neklystu, tokia pati įmonė gali dirbti ir jai taip pat veikia kaip Europos Sąjunga, ta pati sankcijų politika, kodėl mūsų Lifosai, šitą jie sako mūsų Lifos, nes tai kėdainių įmonė vis dėlto, kodėl su jie kitaip kažkaip tai gaunasi ir nevertiname mes to, kad beveik 1000 darbuotojų čia gyvena, tai yra gyvi žmonės, tai manau, tai irgi reikėtų atsižvelgti. Taip, pati bendrovė, beje, kai įsigijo Lifosą per tuos ilgus metus, jie skaičiuoja, kad yra investavo apie 300 milijonų eurų. Rūpi visai Lietuvai, ne tik Kėdainiams, nors galim patvirtinti su Indre, kad tam tikros paramos Ukrainai ir solidarumo radome čia ir važiuodamos, ir čia Kėdainiuose būdamos. Taip, mes pakeliui matėm keletą vėliavų iškeltų Ukrainos būtent ir čia prasėjusi viena iš miesto gatvių, radau keletą tokių plakatėlių, kad mes kartu su Ukraina. Indre, jūs, tarkim, ir LRT tyrimų skyrius ir kiti kolegos tai analizuojate jau ne tik pagal kažkokio tautinio identiteto prizmę. Ne, iš tikrųjų tai yra tas kitų simbolių ir tautiškumo pabrėžimas, Kremliaus propagandos toje istorijoje, kuriamoje ir prieš Ukrainos karą buvo labai ryškus. Ir tai darė tos visos organizacijos, kurios buvo, na, vienaip ar kitaip susijusios su Kremliaus organizacijomis, režimo organizacijomis arba su rusišku verslu čia Lietuvoje. Ir dabar yra toks suaktyvėjimas, jeigu galima sakyti, dėl to, kad iš tiesų prieš tą svarbiausią metų įvykį, NATO viršūnių susitikimą čia Lietuvoje, yra vėl užaštrinamas klausimas vėliavos ir prieš pastatoma Ukrainos vėliava, na, Lietuvos tautiniai trispalviai ir kitiems Lietuvos tautiniams simboliams. Tai daroma vėlgi tuose pačiuose netikruose profiliuose arba platinama tų žmonių, kurie vėlgi yra jau daug metų vertinami arba analizuojami per Kremliaus propagandos platinimo prizmę. Tai ir, na, sakykime, tas maksimalietis vadinamasis Marius Gabrilavičius, maršistų lyderiai, kurie niekaip neslepia, pavyzdžiui, prokremlinių arba rusiškų savo pažiūrų, na ir jie atkartoja tą naratyvą. Keli ministrai ir visų potencijų merai visi žadėjo problemai spręsti. NATO viršūnių susitikimą Vilniečiai kviečiami kelti Ukrainos vėliavas kaip paramą Kijevo siekiui prisijungti prie aljanso. Šiandien nemokamai išdalyta 1000 Ukrainos dvispalvių. Organizatoriai tikisi, kad jos paskatins vakarų politikus pritarti Ukrainos narystei NATO. Visa Lietuvos tauta kviečia Ukrainą į NATO. Tų vėliavų bus dar daugiau. Per 27 minutės Vilniečiams išdalyta 1000 Ukrainos vėliavų. Visur kaba ta Ukrainos vėliava, ne Ukrainoje. Jei toliau NATO ignoruos mūsų narystės norą, tai karas tęsis ir plėsis. Tai tik tiek mes galim prisidėti. Jeigu tai padės jiems bent dalį gyvybių išgelbėti. Kai būna krizė, kai būna blogai, tai tiesiog kad tu esi vienas, kai viskas baisu. Bet realiai, mūsų daug.
Seimas iki spalio įsipareigojo parengti nacionalinį susitarimą dėl demografijos. Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas sako, kad susitarimas būtinas, norint spręsti gyventojų mažėjimo problemą. Jeigu mes norim tikrai, kad Lietuva, taip sakant, išliktų žemėlapį ir tauta kaip išliktų, tai mes visi turim daryti viską, kad pirmiausia žmonės jauni nepaliktų Lietuvos, kad jie čia rastų darbą ir galėtų kurti šeimas ir jaustųsi, taip sakant, komfortabiliai. Demografiniai iššūkiai iš principo yra keliantis grėsmę nacionaliniam saugumui. Prokurorai aiškinasi dėl Kaune iškirstų 900 medžių. Jie iškirsti 11 sklypų, leidimas kirsti nebuvo išduotas. Islandijos plento vaizdas Kaune užfiksuotas Maps LT svetainėje. Matyti žaliuojantis aukšti medžiai. Šie vaizdai fiksuoti dabar praskridus dronu. Vietoje keleto šimtų buvusių medžių likęs plynas laukas ir kelmai. Dėl Islandijos plento iškirstų medžių jokių prašymų nesam gavę. Nėra kreipęsi niekas į mūsų, nežinom iš tiesų niekieno ten tas sklypas. Iškirsti per 900 medžių užtrunka, tačiau kirtimai fiksuoti tik darbams pasibaigus. Duris Kėdainiuose atveria labdaros valgykla. Šiandien Samariečiuose pietums kugelis. Jo mėgausis pagalbos šeimai centro dienos stovyklos vaikai. Jau mėnuo, kai juos maitina Kėdainių samariečių virėja Irena Golovašova. O nuo pirmadienio Kėdainių samariečių labdaros valgykla duris atvers visiems. Yra toks geras posakis: nevaldomas automobilis lysta tik tai žemyn. Dešimtmečius Vilniaus Zuikių gatvės gyventojai į miestą keliauja po geležinkelių įrengtą vandens pralaidą. Užaugo naujos kartos, keitėsi valdžios, tačiau šis neįprastas susisiekimo būdas nepasikeitė. Ši landa yra gyva Vilniaus legenda. Pro čia žmonės jau kelis dešimtmečius vaikšto dėl įvairiausių priežasčių. Pavyzdžiui, rugsėjo 1-ąją pro čia vaikai eis į mokyklą. Vietiniai sako, kad praėjimu po tuneliu dažniau naudojasi vaikai, nes kopti geležinkelio pylimą reikia nemažai jėgų, o artimiausia perėja už poros kilometrų, bet to intensyviame geležinkelio ruože pasitaiko ir žūčių. Vietiniai sako, kad kelionės į miestą vandens pralaida prasidėjo dar sovietmečiu. Čia yra lankiusis ir prezidentė Dalia Grybauskaitė, keli ministrai ir visų kadencijų merai. Visi žadėjo problemai spręsti. Vamzdis būtų stumiamas po geležinkelių, nestabdant geležinkelių eismo. Tai manom, kad per metus realiai, jeigu pasiektų darbai, galėtų būti pabaigti. Savivaldybė skaičiuoja, kad perėja po geležinkeliu turėtų kainuoti apie 2 milijonus eurų. Kėdainių Lifosos darbuotojai prašo vyriausybės užtarimo, kad gamykla nebūtų konservuojama. Lifosos vadovybė pranešusi, kad dėl sankcijų dirbti neįmanoma. Mėnesio pradžioje Lifosos vadovybė pranešė, kad gamykla dėl sankcijų negali dirbti, bus uždaryta ir pradėta konservuoti. Nuo spalio 1 dienos 80% šios įmonės darbuotojų bus atleisti iš darbo, o žinant, kad šiandien dieną dirba virš 900 žmonių, tai virš 700 reiškia žmonių, paprasčiausiai galima pasakyti, išeis į gatvę. Visiems žmonėms reikės mokėti pašalpas. Atostogaujančią premjerę pavaduojanti finansų ministrė sako, įmonė gali vykdyti sankcijoms neprieštaraujančią veiklą. Įmonės vadovybė bando paspausti turbūt ir vyriausybę, kad apskritai tos sankcijos nebūtų taikomos, bet sankcijos niekur nedings ir įmonė reikia išmokti dirbti su tuo režimu, kuris yra dabar. Raseinių Kėdainių rinkimo apygardoje prasidėjo išankstinis balsavimas pirmalaikiuose Seimo rinkimuose. Jie rengiami Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos nariui Arvydui Nekrošiui, pradėjus eiti mero pareigas ir atsisakius parlamentarų mandato. Prasidėjus išankstiniam balsavimui rinkimuose į Seimą, Raseinių Kėdainių vienmandatėje apygardoje balsuojančių vos keletas. Raseiniuose per pusdienį rinkėjų skaičius perkopė 40. Kėdainiuose atėjo tik 2. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis pirmalaikiai rinkimai vienoje apygardoje kainuoja apie 500 000 eurų. Praėjusį savaitgalį Vilniuje buvo surinktos LGBTIQ eitynės ir nesankcionuota policijos netgi raginta žmonės ten neiti, bet tam tikra akcija būtent irgi su tautinės vėliavos elementu buvo surinkta katedros aikštėje. Ar tai irgi rodo, kad yra įvairiausių, ne tik karas Ukrainoje, yra tema, kurioje būtent tą tautinės vėliavos galbūt kažkokį klausimą bandoma kelti. Jeigu mes pažiūrėtume į žmonės, kurie tose eitynėse kėlė šitą priešpiešino tautiškumą tam LGBT vėliavai arba protestavo, tai tie patys žmonės, kurie buvo lyderiai maršistų visuose protestuose ir tie, kurie visada kėlė tokią sumaištį ir va taip pakrapštai, tu matai, kad ten tas pats pagrindinis šaltinis yra arba tiesiogiai susijęs su Kremliaus režimu, arba su rusiškais verslais čia Lietuvoje. Aš dėkoju tau, Indre, už šią apžvalgą.